moteriai pirmoje eilėje reikia ateiti ir atsistoti prie veidrodžio. Ir pažiūrėti. Aišku, galėtų prieštarauti. Yra moterų, ir aš tokių žinau, kurios, pažiūriu, jos, tikrai fainos, gražiais. Bet vienišos. Ir čia prasideda kita tema. Labai labai subtili ir labai labai nepaprasta. Ir labai labai subjektyvi. Tos moterys nedažniausiai, praktiškai beveik visą 10 turi savį programą. Pražūtingą programą savo palikuonims. Ta programa, aišku, dažniausiai eina gimininė programa. Kas per programos, ne? Kas tie per programos? Tai yra kraštutinės prieraišos, kraštutinės idealizacijos. Bet kiekvienu atveju subjektyviai. Tai jeigu yra daili pakankamai moteris ir jinai neturi partnerių, jai tiesiog reikia remontuoti psichiką, asmenybę. Ar tai būtų komplektas? Reiktų sakyti, nebūtinai gal šitaip sakyti, reiktų sakyti, reiktų peržiūrėti pasaulyje žiūrą. Iš esmės, peržiūrėti, restruktūrizuoti savo pasaulyje žiūrą. Toli gražu ne kiekvienas žmogus taip gali, žinai. Ir žino, kad reikia taip daryti, kalbų nėra, žinai. Tai ką mes čia kalbam, tam, kad žinotų. Iš pasaulyje žiūros išsivysta, paskui jinai ateina su pasaulyje žiūrų, kurių dominuojančios nuostatos būna jau paveldėtas. Paveldėtas iš motinos, moteriška programa eina per moterišką liniją. Tai iš motinos, iš senelės, iš babutės jau kažkur giminėjai sėdi ta programa. Ir pas vyrus panašiai. Pas vyrus yra gan dažna programa, kurios pas moteris praktiškai nebūna iš vis. Dėl ko negali susirašinti. Tai kraštutinis agresyvumas. Ir pas vyrus yra labai pastiprinta programa. Pas moteris, aišku, jinai irgi yra stipri, bet pas vyrus yra daug stipresnė. Yra moters dievinimo, moters idealizacijos programa. Žiauriai išplitusi. Tai tokiems vyrams, aišku, kanalą uždarinėjami. Kaip uždarinėjami? Prašiausiai tavo aštesni aspektai, toliregiškesni pavadinkim. Aspektai pasąmoninė įžvalga, jinai mato, kur tave nuvestai. Ir paprasčiausiai uždaro tau tą kelią. Visur reikia peržiūrą į šitos dar pasaulyje žiūros labai svarbu, įsitikinimus savo. Nes yra žmonės su kraštutiniais įsitikinimas, kurie reikia, jau aš tai niekada. Arba žinai kaip būna? Aš einu moteris, kubitims, kur reikia keistis. Jau ką aš čia keisiu, aš jau nesiruošiu keistis. Ne, taip, tau tiks, sako, keistis. Nesiruošiu keistis, sako, tau. Ir ryžtingai, kietai, praktiškai, galima sakyti, žinai. Taip, kreiziškai. Reikia, aš nesiruošiu keistis. Kodėl taip reikia, tai nesiruošiu keistis? Už tai, kad pasistovi programą, įsitikinimas, kaip kaulas, rakštis smegenyse. Viskas gali būti pasaulyje blogai. Pasaulis blogas, pasaulyje yra neteisingumai. Jie gali būti blogi. Aš tai ką, aš tvarkinga, viskas. Taip, ką aš blogo darau? Ką? Ar aš vagiu? Ką? Kam aš esu ką nors blogo padariusi? Svarai. Jinai taip tiesioginė prasme nesijaučia, tiesioginė blogi, niekam nedaro. Nieko nemuša, nieko nevagė. Kad pasies smerkimo programų, kraštutinių, kurias sumoje virsta žudimo programų, naikinimo programų. Visą seriją guli galvoti. Nemoka dar matyti, Kaip pasikeis kiekvienam subjektyvui, aš kalbu apie bendrybę, nes nuostatą sakau. Kiekvienam atveju reikia ateiti ir kalbėti. Pagrindė būna moteris. Aš tai būnu apstulbęs. Jos ateina, aš skundžiasi. Aš sakau, taip, pažiūrėk, kaip tu atrodai. Lygiai tas pats ir vyrus liečia. Jaunus bakuriukus. Tai liečia. Jaunus šis jaunikaičius. Ateina kevėša visas įsivėpęs, ar kokio auskarų prisisėgęs į knystę, į pažastis. Ir dar iki tam tikras objektus. Apsėvęs
kamašais nukležusiais. Pats gyvenime, tiek to nesakysiu, čia yra tokia liaudiška rusų patarlė, žinai, tiek to, bet... Nu, apsileidė fiziškai, visą kebriopai apsileidė. Ateina su didžiausia pretenzija į princesę. Ir paskui, kai jos nežiūri, stuminėja, ir pasimeta. Nesupranta. A tai ko tu nesuprasti? Tai kai veidrodį, pažiūrėk, kaip atrodo, ir pažiūrėk tas čiuvakas, tas bakuriukas, jaunikaitis, vyras, kuris sėkmingai, pažiūrėk, jis atrodo. Bet sakai, yra kompensacinių priemonių. Nu, man sakai, nedavė Dievas kažko subtilaus gražiai. Gerai, aš tau galiu dar pasakyti tokį čia įtakymą pavyzdį. Aš žinau vieną pilietį, va tokia ūgė, kreivas, šleivas. Nu, negražus, tai, nu, nebaisus, bet, nu, negražus kaip velniokas. Nu, kreivas, все. Bet ar tu žinai, kaip jis gyvena? Jam jokių problemų nėra su moterim. Aš tau net pasakysiu, pas jį net intelektas toli gražu ne aukščiausias. Gan kuklus intelektas. Bet pas jį tvarkingas intelektas. Jis užauga šeimoje, kurį jį mylėjo. Ir niekas jam nesulošino intelektą. Jo intelektas nedidukas, bet dirba kaip laikrodukas. Supranti? A pas mus ateina vadinamas dvasingas intelektualis, tos vienišos moterys. Jis turi didelį intelektą, bet jis dirba kaip pragaro mašina. Supranti? Buksuodama, pukškodama